Sveiki! Jeigu nežinote, esu natūralios sveikatos ekspertas. Šiandieną su jumis pasidalinsiu viena savo paslaptimi. Kaip būti jaunatvišku, žvaliu, energingu, sveiku. Gaminsime smūtį. Prieš mums pradedant gaminti smūtį, norėčiau su jumis pasidalinti savo asmeninę patirtimi. Nes buvo laiko tarpas, kai aš vartojau smūtį ir buvo laiko tarpas, kai aš jo nevartojau. Ir aš pats norėjau pats savaime įsitikinti, koks yra skirtumas. Ir skirtumas buvo. Energetinė prasme, sveikatingumo prasme, jūs turbūt nenorite, kad jūs pradėtų pulti visokie pavojingi virusai, taigi imunitetas stipresnis, kai aš vartoju smūtį. Ir iš tikrųjų netgi veidrodžio prasme. Kas yra veidrodžio prasme? Kai jūs pats į save pažiūrite ir matote, kaip jūs atrodote, aš atrodau jaunatviškesnis vartodamas smūtį. Taigi, visiems klientams, be išskirties savo klientams, aš išrašau būtent šitą smūtį ir patikėkite, sveikesnio smūčio tikriausiai nėra. Visi tie bananai, visi tie cukrus, kuris jums siūlo, masiniai medijoje tos saldžiuosius kokteilius gaminti, tikrai nėra jums sveiki. Gaminkite tokį smūtį, kokį dabar darysiu aš, jis tikrai jūs padarys sveikus. Dabar sudedamosios dalis mano smūčio. Jeigu nežinote, kad smūtį pagaminti, jums reikia kažkokio skysčio, stiklinės skysčio. Aš patarčiau jums išspausti šviežiai spaustų sulčių iš greipfruktų. Taip darau aš. Kiti variantai, sakykime, jūs neturite sulčių spaudiklės, galite naudoti šiaip labai irgi sveiką kokoso vandenį. Nemaišykite su jokiais kitais, ne kokoso pieną, ne kokoso tenais, kas tenais dar yra, kokoso gėrimą, dar kažką, bet būtent kokoso vandenį. Jisai šiaip yra nepigus. Kas dar? Galima, sakykime, migdolų riešutų pieną panaudoti taip pat. Tik tais nenaudokite sojos produktų. Sojos produktų aš tikrai nepatiriu ir nenaudokite pieno. Pienas, tarp kitko, tai, ką mes dabar gaminsime, absoliučiai netiks. Taigi, reiškia, aš jums padariu greipfruktų sulčių, kaip minėjau, bet taip pat galite naudoti kokoso vandenį arba migdolų pieną. Dabar judame prie sudedamųjų dalių. Ką būtent aš naudosiu smūčiui? Viskas labai paprasta. Gal esate girdėję apie tokį, dalyką kaip supermaistas. Kas yra supermaistas? Supermaistas tai yra, kai mažytei dalelytei maisto yra labai daug nutrišino. Kas tas nutrišinas? Tai ir mineralai, ir vitaminai, ir visokios maisto medžiagos, ir kūno detoksas, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi tokio maisto yra daug ir jisai iš tikrųjų nėra toks jau brangus, jeigu jūs paieškosite. Aš nereklamuoju jokių firmų. Žiūrėkite patys, kur gausite pigiau. Geriausia, aišku, jeigu bus ekologiškas, bet jeigu negalite gauti ekologiško, nors jau naudokite paprastus. Taigi, ką aš naudosiu? Reiškia, maką, spirulina, čia yra wheatgrass, man rodos lietuviškai kažkokios žolelės irgi. Reiškia, ir čia yra Super Green Power Blend, reiškia, ekologiškas. Tai reiškia, visokių žolelių mišinys, vėlgi. Jeigu jūs pažiūrėsite, kiek čia yra, pavyzdžiui, vitaminų, mineralų, tiesiog jūs nustebsite, iš tikrųjų čia yra daugiau, negu jūs gal vartojate kažkokiose tabletėse ir tos tabletės turės sintetinius vitaminus, kurie jums ne tik, kad nėra sveika, jie dar jums ir kenksminga. Ok, judame toliau. Kas dar? Čia yra, reiškia, ekologiški kakao nibs. Jie irgi šiaip turi labai daug maisto skaidulų, kas labai gerai jūsų žarnyno florai. Toliau aš naudosiu chia sėklos, flax seeds, man rodos linų sėklos. Taip pat aš šiek tiek naudosiu, reiškia, enzimų. Įdėsiu papildomai, kad lengviau virškintus dar godžio uogytės, yra žinomos kaip vienas iš supermaistų. Dėsiu šaukštą jų ir, žinoma, koksgi smūtis be obuolių acto. Kadangi šis dalykas bus netaip jau paprasta jį suvirškinti, visą tą blendą visų tų vitaminų, tai mes šiek tiek įdėsim rūgštelės.
Ką tai duos? Pakels jūsų skrandžio rūgštingumą, na ir tikėtina visą tai jūs suvirškinsite kuo puikiausiai. Na, nuo, taip sakant, kalbų pereikime prie gamybos. Žinote, visiems savo klientams aš patariu visus maisto papildus suvartoti kartu su smučiu. Reikalas tame, kad taip yra kur kas sveikiau negu šiaip užgerti vandenį. Smutis turi labai daug ir taip nutri elementų, kurie padės jums suvirškinti maisto papildus. Na, o vanduo, sakykime, jeigu jūs vartojate maisto papildus kartu su maistu, kaip žinote, plauna virškinamosius skysčius, ko jūs turbūt nenorėtumėt padaryti. Taigi, nuo žodžių pereisiu prie darbų, pats suvartosiu maisto papildus, kuriuos aš vartoju. Kadangi, kada filmuojame šią laidą, yra žiema, vartoju daug vitamino D, tai būtent šiuos maisto papildus pats ir vartoju. Dabar dėl skonio. Iš karto noriu jums vieną dalyką paaiškinti. Smutis neturi būti skanus. Smutis tai yra vitaminai. Jeigu jūs norite skaniai, tai užmirškite apie sveikatą. Ta prasme, kalbant apie smutį, aš turiu krūvą patiekalų sveiko maisto, kurie labai skanus yra, fantastiškai skanus, kuriuos galite padaryti savo, visai savo šeimai, vaikams, patikėkite, mano sūnus kuo puikiausiai visą tai valgo ir jam patinka. Bet kas dėl smučio, atleiskite, tai jau yra vaistai, tai yra vitaminai, tai ne pats skaniausias dalykas, kurį jūs išgersite, bet tai yra pilnai gerima. Ne pats maloniausias, ne pats skaniausias gėrimas, bet, sakau, čia yra vitaminų bomba, kuri jums padės būti sveikesniam. Na, laidos pabaigai noriu tik tais paminėti, kad savaime suprantama, tai ne viena paslaptis, kurią turiu aš. Jų daugiau negu 10. Ir kiekviena iš jų yra tiek pat svarbi, kaip ir šita. Šiomis paslaptimis mielai pasidalinsiu ir su jumis. Nežinau, kiek jūs laiko turite, šiaip galite ieškoti paslapčių mūsų laidose. Bet galbūt jūs norite, kad aš jums padėčiau. Nes jeigu jūs nežinote, kuo aš užsiemu, aš esu natūralios sveikatos ekspertas. Aš padedu žmonėm išsigydyti savo negalavimus dietų būdu. Sakykime, jums skauda koja. Ne, juokauju. Jeigu jums skauda koja, turbūt jums padės geras masažas. Bet sakykime, jums skauda skrandis. Sakykime, pas jūs aukštas cholesterolis. Sakykime, pas jūs aukštas spaudimas. Patikėkite, ko mažiausiai jums reikia, tai vaistų. Jums reikia natūralios pagalbos, sveikos mitybos, tam tikros dietos. Kažką jums galima valgyti, kažko jums nevertėtų valgyti. Gal kažkokie vitaminai, gal kažkokie
Maisto papildai. Visa tai yra mano galvoje, visa tai aš kuo puikiausiai išmanau. Žmonės gydosi mano pagalbos, man padedant. Tikrai jums taip pat padėsiu. Kreipkitės, susitarsime dėl visko. Tiek bus šiai laidai, žiūrėkite ir kitas mūsų laidas, būtinai subscribinkite mūsų kanalą, pasidalinkite mūsų laidomis ir su kitais. Pasimatysime kitose laidose. Viso geriausio.